Sveiki. Evangelijų autoriai, rašydami savo kūrinius, susidūrė su milžinišku iššūkiu. Ir iššūkis slypėjo tame, ką papasakoti apie Jėzų, o ko nepapasakoti. Ne dėl to, kad kai kas nebuvo skirta plačiai visuomeniai. Tiesiog visko buvo tiek daug, kad reikėjo atsirinkti. Ir Evangelijos pirmiausia yra pasakojimas apie patį Dievą ir juose užrašytos istorijos mums pirmiausia moko apie tai, koks yra Dievas, koks jo santykis su mumis, kokį santykį mes su juo turime puoselėti, kurti. Ir aišku, tos istorijos be abejo duoda mums ir psichologinės įžvalgas, kaip gyventi kasdienybėje, kaip kurti tarpusavio santykius. Bet šitos du lygmenis pravartu turėti, kažkur tai savo mintyse, nes kartais pastebiu tokį polinkį traktuoti Bibliją grinai iš tokios asmeninės savipagalbos pusės, kad Biblija yra užrašyta tam, kad mes geriau gyventume savo gyvenimus, geriau suprastume save, pamirštant, kad tai yra apreiškimas apie Dievą. Tai aš Mindaugas Pikūnas, jūs žiūrite kanalą Šventas laikas ir šiandien aš noriu pasidalinti pasakojimu užrašytu Jono Evangelijos 2 skyriuje. Ir tai pasakojimas apie Jėzaus vizitą į vestuves Kanoje. Nors žodis vizitas per daug oficialiai skamba. Pasakojimas prasideda taip. 3 dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės, jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas ir Jėzus bei jo mokiniai. Iš tikrųjų, paprastas gyvenimo įvykis. Šiais metais turėjau galimybę dalyvauti ne vienose vestuvėse, kaip niekada jų buvo daug mano gyvenime. Ir aš žinau, prisimindamas ir savo patirtį, ir kaip mes tuokėmės su žmona, prieš vestuves tų sąrašų būna labai daug. Ką valgysime, ko nevalgysime, kuri vieta geriausia sutuoktuvėms, kuri ne, kas sutuoks, ką pakviesti ir ko nepakviesti. Šitas yra didžiulis iššūkis. Ir aišku, didžiausias iššūkis yra nesusipykti. Visus tuos dalykus planuojant nesusipykti. Taigi tų sąrašų yra pakankamai daug. Ir aišku, susituokus tie sąrašai niekur nedingsta. Kur poilsiausim, ką dirbsim, kiek vaikų turėsim, kiek neturėsim, kaip toli gyvensim nuo savo uošvių, kokius darbus imsim. Visi šitie dalykai, kas žolę pjaus, kas indus plaus, visi tie dalykai galų gale virsta sąrašais. Ir tie sąrašai turi tokį polinkį didėti ir nesibaigti. Mes turime tokį, sakyčiau, galbūt iššūkį labai dažnai apkarpyti tuos savo įsipareigojimus ir iššūkius, kad mūsų gyvenimas nebūtų perkrautas į visokių įsipareigojimų, kurie labai dažnai tiesiog mus gali padaryti pakankamai sekliomis asmenybėmis. Mūsų visur daug, bet visur po truputį. Taigi tų sąrašų yra daug ir aš manau, pasakojimas prasideda taip, palyginti nekaltai. Jėzus buvo pakviestas į vestuves, bet pasakojimui vystantis, pasakojimui plėtojant, iš tikrųjų manau, kad pora ir visi giminaičiai turėjo pasidžiaugti, kad Jėzus buvo jų svečių sąrašuose. Nes toliau pasakojame yra sakoma, kad jiems baigėsi vynas. Mums tai galbūt ir net būtinai yra didelė problema. Nueisim į parduotuvę, užsakysim. Čia nedidelė bėda. Tais laikais tai nebuvo vien tik tais trūkumas, kad mums nebeužteko sumuštinių arba pritrūkom gėrimų ir pakeisime juos kažko kito. Vestuvėms buvo ruošiamasi ilgai ir tai buvo šeimos garbės reikalas pasirūpinti savo svečiais. Ir neaišku, kas nutiko. Ar ceremonija užtruko per ilgai, ar svečiai buvo per daug ištroškę, kad vynas baigėsi. Ir tai buvo iš tikrųjų didelė tragedija pačiai šeimai, nes įsivaizduokite, jeigu tai ir būtų jūsų vestuvės, tai būtų amžinas prisiminimas, kad mano vestuvėse arba tavo vestuvėse viskas prasidėjo vynu, o baigėsi vandeniu. Tai niekas nenorėtų tokio prisiminimo. Bet grįžtant prie to, kaip yra gerai, kad Jėzus buvo žmonių svečių sąrašuose. Ir čia aš iš karto manau, kad šitas pasakojimas įgauna tą tokią simbolinę, jeigu taip galima pasakyti, prasme, ką Jonas nori perduoti mums, kaip skaitytojams šitos istorijos,
Ir paskatinti mus pagalvoti, ar mes turime Jėzų savo svečių sąrašuose. Mes turime draugų sąrašus, ar ne? Socialiniuose tinkluose mes turime labai daug draugų. Ir tas klausimas, ar Jėzus yra tavo draugų sąraše, gali nuskambėti toksai kaip, retorinis, kaip, tiesiog pamastymui, pasvarstymui. Bet čia yra rimtas klausimas, nes gyvenime bus tokių akimirkų, kaip ir šitose vestuvėse, kada žmonės susidurs su iššūkiais, kada tas vynas, kai viskas labai puikiai prasidėjo, jisai kažkada baigsis. Ir ypatingai santokose, tai pastebiu, mes su Kristina, su žmona konsultuojame ne vieną porą, bet ir žinome iš savo pačių asmeninės patirties. Vestuvės vestuvėmis, smagu buvo, iškeltos, visi atšoko, visi smagiai praleido laiko, bet paskui ateina laikas, kai baigėsi tas vynas. Kai reikia gerti tiesiog vandenį, atrodo, kaip norėtųsi to džiaugsmo, bet yra tik tai, ką tu turi, vienas kitą, širdis atrodo vieno tuščios, o kito kiauros ir taip žmonės gyvena labai dažnai prasilenkdami vienas pro kitą, nebepatirdami to džiaugsmo. Ir labai svarbu šitas momentas, nors ir labai atrodytų, galima jo ir nepastebėti, ar Jėzus yra. Ar Jėzus yra tavo sąrašuose, telefonų knygelėje, ar yra kažkas, ar jis yra, kad tu galėtum į jį kreiptis. Nes pradžioje šitų vestuvių Jėzus yra tik tais vienas iš svečių, bet kuo problemos yra didesnės, to Jėzaus svarba ir reikšmė kyla ir tuo palaima faktiškai, kurią atneša Jėzus, irgi nepalyginamai didėja. Tai pirmas dalykas iš tos istorijos, kurį mes turime, manau, kad apaštalas Jonas mums primena, pakviesk Jėzų, kokia be būtų tavo šventė, ar liūdesys, ar didžiausias džiaugsmas, Jėzus netims iš tavęs jokio džiaugsmo, jisai tik tais dar jį padidins ir padės. Ir gyvenime tik tais laiko klausimas, kada vynas baigsis, kada mūsų užsidegimas, vidinė motyvacija, mūsų noras, mūsų pasitikėjimas savimi arba palankios situacijos tiesiog pasibaigs gyvenimas, būna tai banguoja, būna banguotas, kada tu nusileisi nepakilsi į bangos viršų, o nusileisi į jos apačią. Tai tik tais laiko klausimas ir yra gerai, jeigu yra Jėzus su tavim kartu. Leidžiasi ten ir yra ten, nes vynas baigsis. Antras dalykas, kuris, manau, yra svarbu šitoje istorijoje, Jėzaus motina čia kreipiasi į Jėzų, sako, žiūrėk, vynas baigėsi. Tada Jėzus jai sako, kas tau ir man, moterie, mano laikas dar neatėjo. Aišku, aš nesigilinčiau į tą Jėzaus išsireiškimą, nes mums lietuviams, skaitant šitą išsireiškimą Jėzaus, kas man ir tau, moterie, tai nuskamba labai, nepagarbiai. Bet čia toks išsireiškimas graikų kalboje ir hebrajų kultūroje nebuvo nepagarbos sūnaus, nepagarbos rodymas savo mamai, bet Jėzus čia, lyg ir pastato visus į vietą, kas ko turi klausytis. Ir mama greitai supranta, tada jinai pasako, duoda komentarą, darykite viską, ką tik tais jisai jums lieps. Pirmas dalykas, Jėzus turi būti tavo gyvenimo sąrašuose. Aš suprantu, kad žmonės dažnai, o Dieve, kreipiasi tada, kada yra bėdos. Ir Dievas yra iš savo malonės, yra suprantantis, supratingas ir ateina mums į pagalbą, bet turėkime Dievą, Jėzų savo sąrašuose ir kai gyvenimas būna malonus ir gražus ir geras, bet kai gyvenimas, surūksta, jeigu taip galim pasakyti, apniunka, čia Jėzaus motina ateina ir pasako Jėzui, kad nėra vyno, jinai kalba labai atvirai ir sąžiningai. Ir aš sakyčiau, kad tai yra antras dalykas, kuris mums yra paliekamas kaip pavyzdys. Tarpusavio santykiuose tai yra labai svarbus dalykas. Ne toksai sąžiningumas, kuris skaudina, žeidžia ir žemina, toks tiesiog, atseit, kartais žmonės tai kaip vertybę naudoja, kad kalbu taip, kaip jaučiuosi, sakau tiesą į akis, bet tame nėra jokios tiesos, tai yra noras pažeminti, išdidumas, kažkoks susireikšminimas. Bet poroje, arba nebūtinai tarp vyro ir moters, šeimoje, tarpusavio santykiuose, atvirumas ir sąžiningumas yra labai svarbu. Kai tu gali atvirai pasakyti žmogui, kad kažkas negerai, aš jaučiuosi kažkaip, arba kažko tai mums trūksta, tada yra galimybė kažką keisti. Kol yra ignoravimas problemos, kol yra nekreipimas dėmesio į problemą, tol nėra ir jokio sprendimo, arba bet kokie sprendimai yra gerai ir nei vienas sprendimas nėra iki galo patenkinantis.
Čia mes matome Jėzaus mamą ir Jėzaus mama sako, žiūrėkit, nėra vyno, Jėzau, ką daryti. Atviras pokalbis apie problemą. Bet aš kaip ir minėjau, visos tos istorijos jų yra pasakojimas jos yra skirtos ne tik tais, kad mes gautume įžvalgos į mūsų tarpusavio santykius. Jų tikslas yra papasakoti ir apie tai, kaip tas santykis turi megzti su Dievu, o Dievas, Jėzus yra dabar tose vestuvėse. Ir viskas, Jėzaus atėjimas, jeigu taip galima pasakyti, į centrą, iš periferijos, iš tik tais draugų sąrašo, į vestuvių vidurį, jeigu taip galima pasakyti, neužimant jaunikio ir jaunosios vietos, nenustumint jų į šalį, ateina tada, kada mes atvirai pasakome, kas yra problema. Ir aš manau, kad malda yra kaip tik tai. Kartais mes į maldas galime būti linkę žiūrėti kaip į kažkokį tai, čia Dievui reikia melstis, kažką sakyti. Mes su vaikais, kada dar buvo jaunesni, mokiau, bet ir dabar kartais išlenda tokios maldos, tai pasimelsk ten, paprašau sūnaus arba dukros. Ir kartais jie būna tokioje nuotaikoje, tai Dieve, tai meldžiu, kad oras būtų geras, kad visiems būtų smagu, kad būtų gerai, skanus maistas. Tiesiog malda, nes reikia kažkaip tai, mes esam tikintis, bet nieko atviro. Ir aš čia nekalbu būtinai, kad tai turi būti tokia malda vieša, visiems kitiems girdint, aš kalbu daugiau apie tą asmeninį, galbūt prisipažinimą. Malda tai yra sąžiningas atvėrimas širdies. Ir iš tikrųjų mes kartais pervertinam save, galvodami, kad mes jau tikrai žinom, kas mūsų širdyje, bet aš manau, kad malda yra ta vieta, kada mes ir išsiaiškinam, kas yra mūsų širdyse, bet tik tais tada, jeigu mes savo patys sakom, kad būsim sąžiningi, būsim atviri, kalbėsim taip, kaip yra, atversim savo širdį Dievui, nieko neslėpdami. Nes patikėkit, pasitaiko ir taip, kad žmonės net savo bijodami pripažinti kažką, nesako netgi ir Dievui ir lieka tokiame paviršiuje. Tai antras dalykas iš šitos istorijos, dar net nepriejus prie kulminacijos šitos istorijos, tai yra priminimas mums visiems. Tegul Jėzus būna tavo aplinkoje, kalbėk su juo atvirai, sakyk jam tai, kas yra tavo širdyje, atverk jam savo širdį, nes jisai galės pripildyti tik tais tiek, kiek mes esame atviri, mūsų širdis jis galės pripildyti, tiek, kiek mes esame sąžiningi, tiek, kiek mes išpažįstame savo bejėgiškumą, savo ribotumą, nes mes vyno nebeturim. Ne jie nebeturi vyno, bet mes nebeturime vyno. Taigi, antras dalykas. Bet čia istorija nesibaigia, kaip jūs turbūt supratote, dauguma Jėzaus istorijų su žmonėmis baigėsi kažkokia tai palaima, bet aišku, ne visada žmonės tą palaimą išsineša į namus arba ją išlaiko. Tai kada motina Jėzaus pasakė, kad jie neturi vyno, tada jinai kreipėsi į visus kitus, sako, darykite, ką tik tais jis jums lieps. Taigi trečias dalykas, einant prie toliau paaiškinimo, o kągi realiai reikėjo daryti, tai yra paklusnumas. Ir aš nekalbu apie tik tais paklusnumą, kad klausyk, ką Dievas liepia, nevok, nemeluok, nežudyk ir bus viskas gerai. Taip, šitie dalykai yra geri, niekas dėl to nesiginčia, bet daryti tai, kas yra teisinga, kai tu dar net nejauti, kad tai yra, tu nematai, kokia to prasmė. Kai mes konsultuojame poras, tai jau tapo tokiu savotišku vos ne klasikiniu pavyzdžiu. Mano žmona labai mėgsta priminti apie pozityvų bendravimą, kad reikia mums mokytis pozityviai bendrauti, įgalinti vienas kitą, padrasinti, pakelti, o ne žeminti ir kalbėti nepagarbiai arba reikliai, vien tik tais apie problemas kalbėti, bet mokytis pastebėti, mokytis vienas kito pastangas, praktikuoti dėkingumą. Ir ne viena pora, ypatingai poroje tas žmogus, kuris yra daugiau toksai jausminis, jam reikia patyrimo, jam reikia išjausti, jam reikia pajusti. Ir nesvarbu, kas tai būtų, vyras ar moteris, mes mokome kokių, pavyzdžiui, jeigu koks konfliktas yra, sakykite taip ir taip. Arba dieną galite užbaigti, kalbėdami taip ir taip. Tai ugdo kažkokią tai kultūrą, tarpusavio bendravimo kultūrą. Ir labai dažnai, kada jie ateina, sugrįžta ir jų paklausia, kaip sekėsi, tai vieni, kažkaip tai gaunasi nenatūraliai, gaunasi sintetiškai, kažką sakai, lyg išmokęs, bet tame nėra meilės kažkokios tai. Ir aš manau, kad čia yra puikus priminimas, pirmiausia, kalbant apie tarpusavio santykius, ar ne, daryk tai, kas yra gerai. Ir pasitikėk, kad Dievas paims tai
ir paversta į palaimą. Tai čia mūsų tarpusavio santykiuose ir mes porose matome, kaip žmonės sugrįžta, bet aš žinau ir iš savo patirties. Poros grįžta, bet ir aš pastebiu, kad kai tu darai tuos dalykus, kurie žinai, kad yra teisinga ir dar galbūt tau nėra ten pilnai širdis tame, tu dėkoji dar pats matydamas problemas, tu džiaugiesi kitu, nors ir kovoji su susierzinimu, tu nesupyksti, nors viduj matai neteisybę. Tiesiog darai tai, kas teisinga, žinodamas, kad tokie dalykai reikalingi tam, kad palaikyti tarpusavio santykius. Labai dažnai poros grįžta ir sako, žinai, pradedu matyti prasmę. Pilu tą vandenį ir po truputį pradedu semti tą vyną. Pyliau vandenį, dariau kažką tai atrodytų sintetiškai, atrodo nenuoširdžiai, nenatūraliai, bet pradeda kažkas viduje veikti ir tarpusavio santykiuose pradeda kažkas gerėti. Svarbu tokiomis akimirkomis išsilaikyti tame, kol tie dalykai taps natūralūs arba jūs atrasite save tokiame bendravime. Bet kaip minėjau, šitos istorijos yra ir apie Dievą. Daug žmonių teko ne vieną pakrikštyti, ne vieno žmogaus gyvenime dalyvavau jo tikėjimo kelionėje ir mačiau jo džiaugsmą atradus Jėzų, atradus santykį, pakvietus Jėzų į savo gyvenimą, priėmus jį į savo sąrašus, bandant kurti autentišką santykį. Bet kartais gyvenimas, kaip ir sakau, kaip ir šitose vestuvėse, jisai toksai panyra po vandeniu. Pradedama riedėti žvyrkeliu. Arba vaizdiniai nebe tokie gražūs, kaip buvo anksčiau. Vėl grįžta liūdesys, vėl matai gyvenimo beprasmybę, vėl problemos su pinigais, vėl kažkokie nesutarimai, vėl savęs negali pakęsti, nes vėl pasidavė emocijoms, vėl prišnekėjai negražių žodžių. Ir daugelis žmonių tiesiog nuleidžia rankas. Santokose tai būna. Viskas buvo gražu, vestuvės, viskas gerai, bet nebėra vyno ir žmonės išsiskiria, pradeda gyventi savo gyvenimus, arba jeigu bijo išsiskirti, tai gyvena kažkokius paralelinius gyvenimus, vardan kažko, nesuprasi. Taip ir santykiuose su Dievu. Kartais žmonės tiesiog nusigręžia nuo Dievo, nes, vynas baigėsi, jie nustoja lankytis bažnyčioje, nebeskaito Biblijos, nes ieško, kad būtų natūraliai iš pašaukimo. Bet kartais to dalyko nėra. Kartais tu tiesiog turi prisiversti ryte ir sakyti, aš eisiu į bažnyčią. Kad trūks plyš, pasaulio pabaiga, liūtis, audra, aš vis tiek eisiu į bažnyčią. Keldavausi anksti ryte skaityti Bibliją, gerai nenoriu, nejaučiu, nepatinka, pasiemu dienoraštį, pasiemu Bibliją ir skaitau. Gerai nesinori, nieks nepatinka, gerai užsidėsiu, susirasiu socialiniuose tinkluose, YouTube kokį nors kanalą, kuris anksčiau mane įkvėpdavo, paklausysiu giesmių, paskaitysiu kažkokią tai knygą. Ir tai gali atrodyti labai nenatūraliai, atrodo, tu pili vandenį kažkokį tai, kas iš to gausis. Bet Jėzus sako, jeigu daryk tai, kas gera, daryk tai, kas žinai yra teisinga, netgi tada, kai tai tampa tau sunku arba nebenatūralu. Nes ateis laikas, kai tu iš to indo semsi vyną, kuris bus dar geresnis negu buvo pradžioje. Aš žinau, kad dažnai žmonės, kai aš taip kalbu, sako, bet ar čia nėra veidmainystė, tu veidmainiauji. Tarytum, tu darai kažką tai gerą, bet tavo širdis kažkur tai arba tavo mintis kažkur kitur. Taip, jeigu aš tai bandau įsitikti Dievui, jeigu aš tai bandau daryti apsimetinėdamas kitiems, sukurti įvaizdį savęs kitokio negu aš esu, čia yra problema. Bet mums reikia suprasti, kad kartais pasišventimas juk toks ir yra. Pasišventimas nepaisant to, kaip psalmėse yra pasakyta, koks žmogus gyvens Dievo artumoje, kuris laikosi žodžio netgi jeigu jam tai pasunksta. Tai reiškia, bus gyvenime visko. Nebus tų jausmų, nebus smagumo, bet pasišventimas yra toks, kad aš nepaisant viso to bangavimo išlieku pastovus. Tai kartais bus taip, kad man nesinorės vaiko apkabinti arba nesinorės žmonos paprašyti atleidimo arba netgi priimti jos atsiprašymo. Bet geras dalykas yra tiesiog apkabinti. Tiesiog sakyti gerai atleidžiu. Tiesiog, pasimelsti arba tiesiog nekreipti dėmesį į kažkokią tai skaudulį, nes tai nėra apie mane, tai nėra tas metas. Ir tai nereiškia, kad tu pameti save, ignoruoji save. Bet kartais tau reikia prisiversti, tau reikia tiesiog perlipti per save ir Jėzus mūsų nepalieka be pažado, kad toks mūsų pasirinkimas bus atlygintas ir bus pastebėtas.
Tuomet Jėzus pasakė, sako, buvo ten 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos, ir Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens, ir jie pripylė juos sklydinus, ir tada Jėzus sako, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Jie nunešė, paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai ir žinojo, iš kur viskas, prievaizdas pasišaukė jau jaunąjį ir sako, kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio, o tu laikai gerąjį vyną iki šiol. Tokia buvo stebuklų pradžia, kurią Jėzus padarė Kanos, Galilėjos Kanoje. Jono Evangelija 2 skyrius. Viskas baigėsi gerai, Jėzus nieks nesužinojo, tik žinojo prievaizdas, žinojo galbūt jaunieji, žinojo Marija, Jėzus galbūt mokiniai net nežinojo, žinojo pats Jėzus. Jėzus viską sutvarkė ir mes matome, kokie tie žingsniai buvo. Jėzus buvo, kad galėtų ten sutvarkyti. Jėzus buvo ten, kur buvo problema. Tai labai svarbu, nelaukiant, kol problemos ateis, tiesiog kviesti Jėzų į savo gyvenimą, būti su juo ir džiaugsme, ir varge. Bet kai ištinka problemos gyvenime, nebijoti su juo kalbėti atvirai, nekaltinant, o gal netgi ir kaltinant, kaip psalmėse yra kalbama ir rodomas pavyzdys Biblijos psalmėse, kalbėti atvirai, bet ne su tokiu atvirumu, kuris tik tai skatina abejonės, bet su tokiu atvirumu, kuris yra pasiruošęs išgirsti, o ką Dievas pasakys, ir pasiruošęs priimti, o ką Dievas padarys bei parodys. Tai antras dalykas, būkime atviri savo santykiuose su Dievu. Ir trečias dalykas, darykime tai, kas gera, pasitikėdami, kad Dievas padarys tai, kas nuo jo priklauso. Ir pati geriausia žinia šitoje istorijoje, ir aš jau noriu pabaigti, yra ta, kad vynas, kurį jie turėjo pradžioje, iš tikrųjų buvo prastesnis negu vynas, kurį padarė Jėzus vestuvių pabaigai. Ir tai yra geroji žinia mums visiems. Gyvenimo pabaiga, antroji gyvenimo pusė gali būti žymiai geresnė negu pradžia. Ir tai yra pirmiausia pažadas visiems, kurie tuokiasi, ir jeigu Jėzus yra jų svečių bei draugų sąraše, ta meilė tik tais augs, bręs, gilės ir bus vis gražesnė negu ta meilė, kuri paskatino jūs susituokti, sukurti šeimą. Ir tai yra pažadas. Dažnai būna atvirkščiai, ar ne, daug meilės, o paskui tik tais pykčiai, skyrybos arba toksai, žinai, plaukimas pasroviui. Tai čia pažadas Jėzaus, kad viskas bus dar geriau. Ir aišku, kaip jau ir minėjau, šitos istorijos ne vien tik tais apie tai, kaip kurti tarpusavio santykį arba kaip išgyventi šitame pasaulyje, bet kaip sugyventi ir su pačiu Dievu. Patirtis mūsų gyvenimo, nesvarbu, kad mūsų kūnas sensta. Nesvarbu, kad mūsų įgūdžiai kai kurie suprastėja ir mes žiūrime į jaunimą kaip tuos, kuriem dar gyvenimas prieš akis ir jiems pavydime. Jėzus sako, jeigu mes su juo būsime, mūsų patirtis ir mūsų gyvenimo patyrimas niekaip neatbuks, niekaip nesuprastės. Palaimų ir galėjimas jas pamatyti ir galėjimas jas patirti tik tais didės. Tai mano palinkėjimas mums visiems, pakvieskime Jėzų į savo gyvenimą, būkime atviri, išpažinkime jam viską, kas mūsų širdyse, su viltimi ir su tikėjimu, kad jeigu mes darysime tai, kas teisinga, Dievas pripildys mūsų gyvenimus. Palaimomis, ne tik mūsų gyvenimus, bet ir su palaimomis pripildys mūsų aplinkinių gyvenimus. Tegul Dievo ramybė saugo kiekvieną iš mūsų ir tegul ta kelionė, kiekvieno iš mūsų asmeniškai būna tik tais patvirtinimas tos gerosios naujienos, kuri užrašyta Evangelijose ir konkrečiai šitoje istorijoje apie vestuves Kanoje. Iki.